Sveiki visi. Kadangi jau 1 valanda, aš vėluoti nemėgstu, tai aš trumpą intro, neoficialią tokią, mes laukiam prezidento atvykstant ir jis pradės pirmiausia renginį, bet pirmiausia ačiū labai visiems čia susirinkusiems. Tokią gražią pavasario dieną, visi tikriausiai turi ką veikti ir šiaip daržuose, soduose, moksluose, dar kažkur, bet labiau už bendrystę tikriausiai niekas nejungia ir visi labai laimingi, kad jūs čia. Mes tikrai jūsų kiekvieną kartą labai laukiam, kaip šeimos narių. Ir jūsų bendruomenė mus visus irgi visą laiką įkvepia. Tai tikiuosi gerai praleisti šiandien popietę. Ir kai tik prezidentas ateis, mes tikriausiai visi norėsim bendros nuotraukos, ar ne, pasikviesim tada prezidentą pasidaryti nuotrauką. Tai tiek kol kas, o po to pranešiu. Trupa techninė informacija, mes kaip visą laiką darysim renginio įrašą, tai jeigu kam reikės ir jo pasidalinsim, renginys verčiamas į gestų kalbą ir vertėjos ten dirba, tai ačiū labai iš anksto, nes renginio pabaigoje dažnai pamirštu paminėti. Gerbėmieji, mūsų pasveikinti ateina Lietuvos Respublikos prezidentas, Jo Ekscelencija Gitanas Nausėda. Aš dar į salę neėjau, jau plojimai girdisi. Gal čia ne man. Prašom, mėlyje, sėskit. Iš tikrųjų, smagu vėl jūs čia matyti, kaip jeigu atmintis neapgauna, tai jau 7. mūsų pasidalino gerąją praktiką renginys. Bet labiausiai mane džiugina gal net ne kiekybiniai skaičiai, o kokybė, entuziazmas, tas tikras bendruomeniškumo ir patriotiškumo jausmas, kuris mano giliu įsitikinimu prasideda iš apačios. Na, žinote, iš politikų tribūnų mes dažnai šnekame gražius, teisingus dalykus, bet dažnai jie nenueina iki bendruomenių, iki konkrečių žmonių, kurie ir užtikrina tą pažangą. Ir jeigu priešinga iniciatyva iš apačios į viršų, tada jau valstybės vadovai, ministrai, kas bebūtų, gali pasidžiaugti, kad tai yra tikra, kad tai yra nesumeluota, kad tai yra tvaru, nes viskas, kas yra daroma pačių žmonių pastangomis, natūralu, bus tvaru, bus ilgam. Ir šiame judėjime, Lietuvos galios judėjime, mane tai labiausiai džiugina. O geografiją jūs patys puikiai žinote. Geografija labai plati. 570 iniciatyvų, jos vis toliau auga, atsiranda naujų. Visos savivaldybės iš esmės apimtos šito gero judėjimo. 7 užsienio šalys, įskaitant net ir Argentiną, matot, visas pasaulis, taip sakant, įsitraukęs.
Tai yra labai gražu ir tai yra labai sveikintina. Na, o sritys yra pačios įvairiausios ir turbūt niekas niekada už pačius žmonės geriau nenuspręs ir nebus už juos išradingesnis, sakydamas, kad dar čia reikia kažką padaryti, dar šitoj srity ir panašiai. Daug geriausiai išmanote ir geriausiai žinote jūs patys, ko reikia labiausiai, kas yra tikrai verkiant būtina sutvarkyti, kartais tai gali būti koks nors pastatas netoliese, kuris yra apleistas ir jau gal išleidžia paskutinį kvapą. Tai gali būti dienos centrai, tai gali būti kažkokios bendruomeninės platformos užsiimti vaikais, jų ugdymu. Jau nekalbant apie žaliosios Lietuvos inovacijų sritis, visa tai yra svarbu. Joks projektas neturi pranašumo iš ankstinio prieš kitą projektą, jie jau patys savaime ir lygiai vertingi ir vertintini, dėl to, kad tai yra iniciatyvos būtent iš mūsų pačių bendruomenių. Na, o man belieka palinkėti, kad būtų tos naujos idėjos arba nauji vėjai greitai perduoti, nes Lietuvos galios platforma mums kaip prezidentūrai svarbi tuo, kad mes čia galime kartu jūs suburti, kad tai yra geras būdas pasikeisti informaciją, pasikeisti adresais, pasikeisti kontaktais, žinoti daugiau vieniems apie kitus, nes, kaip aš dažnai pajuokauju, kartais gyvena dvi geros bendruomenės arba du geri žmonės vos ne per gatvę, bet vienas apie kitą nieko nežino. Tai tokia platforma, Lietuvos galios platforma, kurią globoja prezidentūra ir yra tam skirta, kad daugiau žinotume vieni apie kitus ir padrasintume, jeigu reikia vieni kitus. Tai tiek iš mano pusės ir sako, aš tai labai nuotrauką noriu su jumis pasidaryti. Taip, mes irgi labai norim nuotrauką pasidaryti. Tai prašom jums vietą palikti. Plačiau matysis. Gerai, pažiūrim. Gerai, ačiū labai. Apie 100. Taip. Apie 20%. Bet mes stengsime pas jūs atvažiuoti, kad pamatyti vietą, kaip jums sekasi, kaip jūs gyvenate. Ačiū labai. Dar kartelį ačiū labai prezidentui. O dabar mes nieko nelaukdami pradėsim renginį. Mūsų šiandien renginys, kaip jau prezidentas ir minėjo, 7, labai geras, laimingas skaičius. Ir mes jį nusprendėm paskirti tiems, kas arčiausia. Kaip nuo senų senovės, ar ne? Ir vaiką užaugindavo kaimas visas, ir mirties atveju, bet kokios nelaimės atveju, namą pastatyti susiburdavo visas kaimas. Tai ta vieta, kurioje mes gyvenam, veikiam, yra arčiausiai mūsų ir kaip ją sustiprinti iš visų pusių, ką joje galima padaryti visom prasmėm, ne tik tai vaikams, seneliams padėti, bet galbūt inicijuoti ir apsaugos priemonės, kurios mums dabar labai reikalingos krizių atveju, kaip veikti, kad apsaugotumėm vieni kitus kuo efektyviau. Šiandien apie visą tai mes ir kalbėsimės. Ir kaip visada, pirmoje dalyje dalinsimės savo gerąją patirtim patys, kitoje dalyje klausysimės šį kartą gerbiamo Anykščių mero ir Alytaus vietos veiklos grupės, kaip visgi mums padeda, kiti asmenys kažką tai veikti toje vietoje, kurioje mes gyvenam ir veikiam. Ir pirmas šiandien mūsų pranešėjos Jolita Butkienė ir Almantė Karpienė. Iniciatyvų Būk su manimi ir Dirbinyčia kūrėjos. Prašau.
sveiki visi, tai kaip mūsų ir pristatė, esam Žalios Lietuvos atstovai, nors turim šiandien geltoną apyrankę, tai ieškosim kolegų geltonų apyrankių arba žalių, nesvarbu. Žodžiu, aš esu Jolita, kolegė Almantė, esam iš Dirbinyčia ir būk su manimi. Ir šiandien pasakosim, kuo gyvenam, kur gyvenam ir kodėl gyvenam. Tai visuomet Jolita pradeda šitą visus pranešimus, nežinokit, jinai yra mano sąžinė. Aš turiu vieną problemą, man neduokit valgyti, duokit pakalbėti. Tai kai jau laikas eis lauk, time out, tai tada duokit man žinoti. Taigi, labai paprastai mes pradedam savo tokį istoriją apie savo kaimą, kuriame mes dirbame, veikiame, tai yra, kur rūzgė vėjai, bunda legendos. Ir ta istorija yra apie kaimą, ką ten kaimą, gal daugiau kaimuką, kuris nieko neišsiskiria Žemaitijos pakraštyje. Ir mūsų dažnai klausia, iš tikrųjų, klausia, kas jūs esat, ką veikiat, kur esat ir taip toliau. Ir leiskit šiandien pakalbėti ne apie tai, kas mes esame, bet kur mes esame įsikūrę. Taigi mes esame dvi organizacijos, Būk su manimi ir Dirbinyčia. Ir prieš keletą metų mes įkūrėme dirbtuvių namus. Tam kaime. Ruzgų kaime, Mažeikių rajone. Tas, kas žino mumis, labai dažnai nustemba. Iš nuostabo žiūri, tokios didžiulės akis, kur, ten, kažkur. Ir aš suprantu, kodėl. Nes tarsi tas Ruzgų kaimas tai yra dar viena dykra kažkur Lietuvos žemėlapyje. Ir niekuo neišsiskiriantis kaimas, tarsi neturinti savo dvasios, savo veido. Asfaltuotas kelias, kur nekur sodyba kažkokia ir tiek, nieko daugiau. Ir žinot, yra toks žodžių junginys. O, bet, tačiau, būtent, kai mes įkūrėme tos dirbtuvių namus šitame kaime, mes lygiai taip pat galvojame, kad tai nieko gero iš to kaimo nebus. Kol praėjus keleriem metam galų gale suvokėm vieną tiesą ir neįsiklausėme į vėjo supintas legendas medžių viršūnėse. Kol nesuvokėme, kad tai nėra kaimas, kuris būtų visiškai bedvasis, neturintis savo veido, netikintis ateitimi. Mes supratome, kad kaimas turi savo veidą, kurį kuria bendruomenė. Jie gyvena ten, kur jie gyvena, jie tiki savo ateitimi ir jie kuria didžiulius pokyčius. Ir šiandien apie tai mes ir norėtume su jumis pasikalbėti. Ir tai yra gyvas, kūrybiškas ir kuriamas žmonių kaimas. Ir leiskit paminėti tokį žodį, tai šitas dalykas vyksta iš tikrųjų per vietokūrą. Tai yra procesą, kai vietos žmonės formuoja savo aplinką, savo tapatybę, bendruomenės gyvenimą. Ir vietokūra šitam kaime labai akivaizdžiai matosi, kad tai yra daugiau nei infrastruktūra, daugiau nei projektai. Tai yra žmonės. Tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų stengiasi, kad jų bendruomenė, kad jų kaimas, kad jų aplinka būtų kuo malonesnė, kuo smagesnė čia gyvenantiems. Ir kad jisai būtų gyvas ir pilnas susitikimų, nesvarbu, iš kur jūs atvažiuotumėt, iš kurio pasaulio krašto. Ir tarp kitko didelę dalį šitam kaimui duoda bendruomenė po klevu. Ir šioje nuotraukoje matosi, kokie tai žmonės. Atkreipkite dėmesį. Dauguma kas? Senjorai. Puikiai suprantat, kad kaimai sensta, bet netgi senjorai gali būti tikrai gyvybingi ir kurti vietą, kurioje jiems būtų gera gyventi. Ir šitų senjorų dėka mes puikiai suvokėme vieną dalyką. Jų veikla rodo, kad net ir nedideliai vietoj, kaip aš sakiau, toj dykroj, ten gyvena, žinokit, virš 100 žmonių viso labo, bet tokių senjorų.
gali gimti didžiulės idėjos. Jei tik tai atsiranda žmonių, kurie patiki jomis ir stengiasi jas įgyvendinti. Ir tarp kitko įdomus dalykas. Cepelinai. Žinokit, jie ko netapo legendiniais, nes jau keleri metai štai šitaip senjorų bendruomenė susibūrus verda cepelinus. Žvejai važiuojantys į Juodeikių tvenkinį, tarp kitko jis yra netoli naftos perdirbimo gamyklos, važiuodami žvejoti puikiai žino, nuo pavasario vidurio čia yra verdami penktadieniai cepelinai. Ir labai dažnai jau penktadieniai pas mus vadinami yra cepeliadieniai. Ir važiuoja daug iš tikrųjų užsisakyti bendruomenės verdamų cepelinų, ne tik žvejai, įvairios įmonės. Ir atvažiuoja netgi Latviai. Ir Latviai netgi kviečiasi šią bendruomenę po klevu į savo šventes, nes Latviai labai, bent jau Mažeikių pusėje, labai mėgsta cepelinus. Bet jie nemoka jų gaminti. Tai tiesiog prašo mūsų bendruomenės, kad atvažiuotų ir jų šventėje virtų cepelinus. Ir tarp kitko visi cepelinai verdami ant laužo. Na tai irgi tokia egzotika truputėlį, ar ne? Kas dar yra svarbu tai, kodėl mes visados paminim šitą dalyką. Todėl, kad bendruomenė tokiu būdu prisideda prie savo renginių, parduodama tuos cepelinus. Lygiai taip pat jinai gerina tokiu būdu savo kaimo apylinkėje esančias viešasias erdves. Tai yra papildomai jie gali nusipirkti treniruoklių, pasistatyti, įsirengti. Dabar neseniai prieš porą metų berods įrengė tinklinio aikštelę, tarp kitko nuotraukų nesukėlėm. Tiesiog suintrigavom, kad atvažiuotumėt pas mus. Lygiai taip pat jie turi galimybę išvažiuoti į ekskursiją. Na, šitų cepelinų gamybos dėka. Ir kas yra smagu tai, kad seniorai vienas iki kažkaip, aš pati tarp kitko girdėjau šitą jų pokalbį, jie kalbėjosi ir jie išsitarė apie vieną dalyką. Apie maisto švaistimą. Ir mudviem su Joleta pavyko rugsėjo mėnesį pas jūs atvažiuoti į Vilnių, kas gyvenat Vilniuje, puikiai žinot, miesto laboratoriją. Ten yra maisto šaldytuvas. Tai vat, mūsų senjorai, įsivaizduokit, pamatė šitą dalyką ir jiems taip labai patiko, kad jie atsivežė šią idėją į savo kaimą. Ir įrengė maisto šaldytuvą. Ir maisto lentynėlę, aišku, šalia. Aš manau, kad kiekvienas jūsų puikiai žinot, kad yra kaimuose, yra bendruomenėse žmonių gyvenančių kiek kitokį gyvenimą. Ir būtent šito šaldytuvo dėka yra galimybė tiem kitokį gyvenantiem žmonėm gyvenimą pasimti maisto tiek, kiek jiems reikia jo. Ir tuo pačiu, kas nutinka, maistas yra nešvaistomas, neišmetamas, tarsi tuo pačiu ir tvarumas vyksta, bet tai tuo pačiu dar vyksta ir rūpestis vienas kitu. Tarp kitko, nuotraukos yra visos mūsų, jos tikrai ne iš interneto yra, todėl atleiskite, jeigu jos nėra itin kokybiškos. Ir tęsiant toliau mintį, pamenat, sakiau, kad mes turime dirbtuvių namus. Tai dar kartą pakartosiu, tai yra dvi mes organizacijos Būk su manimi ir Dirbinyčiai kūrėme tuos dirbtuvių namus. Ir kas tai yra tie dirbtuvių namai? Labai dažnai mūsų klausia. O tai yra kūrybinio ir socialinio verslo erdvė, kur susitinka kūryba, menas, tvarumas, bendruomenė. Ir visa tai telpa po vienu stogu. Ir čia iš tiesų kuriami yra nauji produktai. Iš senos, žmogui netinkamos naudojimui, dėvėjimui tekstilės. Čia yra tik tai keletas nuotraukų, kas yra daroma, nuo pačių mažiausių maišelių iki sėdmaišių. Ir čia vyksta įvairios edukacijos tekstilės tematika, komandos formavimo dirbtuvės. Ir tuo pačiu yra skatinamas atsakingas požiūris apskritai į aplinką, į vartojimą, į tvarumą. Ir yra vienas bet. Visa tai būtų labai puiku ir nuostabu.
Bet, kaip žinia, šiemet žiema parodė gerokai nagučius. Ir aš manau, kad ir pas jūs buvo tokių atvejų, kai daugelį vietų užšalo vanduo. Pas mus buvo tokių atvejų, kai šeimos gyveno 1,5 mėnesio be vandens. Tiesiog. Tai žinodami šitą problemą, mes iš tikrųjų susivienijo mūsų bendruomenė, kuri, kaip sakiau, virė cepelinus, prisidėjo prie mūsų idėjos. Mes kaip dirbtuvių namų atstovai dar rėmėjų šiek tiek turėjome ir, aišku, nebe mūsų vyrų pagalbos, skubiai įvedėme dirbtuvių namuose vandenį, nes ten vandens nėra. Ten nei šildymo, nei vandens nėra, nei kanalizacijos nebuvo. Tai vat susivienį įvedėm vandenį ir nuotrauka akivaizdžiai matosi, kad nėra estetikos, bet buvo ne estetika svarbiausia. Buvo svarbiausia įrengti dušą, kad žmonės galėtų nusimaudyti. Buvo svarbiausia pastatyti skalbimo mašiną, džiovyklę, lyginimo sistemą. Ir, žinot, matyti žmogų, kuris supranta, kad jis yra reikalingas visuomeniai, matyti jo akis, kad jis gali patenkinti pačius elementariausius poreikius, atsisėsti ramiai ir pagalvoti, kas toliau, tai žinokit, tai yra svarbiausia. Tai va, man jau baksnoja sąžinė, kad varyk greičiau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kai yra bendruomenė, kuri yra laiminga tuo, ką jinai daro, tai yra beproto smagu. Dar galiu paminėti, kad mes turime lygiai taip pat Mažeikių mieste socialinę krautuvėlę, kur žmonės gali ateiti įsigyti daiktų, kurie yra tuo metu reikalingi jam, tam tikrais gyvenimo atvejais. Ir gali gauti pagalbą. Ir kas yra labai svarbu, kad mūsų 3 organizacijos, Būk su manimi, Dirbinyčia ir Po klevu, neveikia atskirai. Jos veikia bendraudamos ir bendradarbiaudamos. O dabar apie tai, su kuo mes bendradarbiavom ir kodėl mes tai darom. Mažeikiai regionas, kas žinot, yra pasieniai Latvijos ir šiaip labai sudėtinga organizacija suburti reikia tam tikslui. O mes norim, kad jos būtų po vienu stogu ir dirbtų tada, kai ir nereikia, bet yra paprastų kasdieninių klausimų. Tai dėl šitos priežasties mes ir dirbam ir su Malta, ir Šiaulių, ir Mažeikių Malta, ir su Mažeikių probacijos skyrium, ir su draugais iš Šiaulių, ŽISPB, Žmogiškų išteklių stebėsenos biuras, ir taip pat su Ventspilio viena iš bibliotekų. Ir kaip tik atvažiuoja pas mus savaitgaliais kinologė, kuri moko elgtis su šunimis ir kaip juos paruošti parodai. Ir dabar jinai tuoj bus kaniterapijos specialistė, tai mes tuo džiaugiamės, nes tikrai senjoram labai reikia tokio išskirtinio bendravimo. Taigi mūsų dirbtuvių namai tikrai tampa tuo bendravimo centru, kur susijungia ne tik mintis, ne tik darbai, bet ir organizacijos. Ir kas yra dar svarbu, sakykime, mums kaip atstovams iš tikrųjų, aš manau, kad jūs puikiai suprantat, koks čia pastatas yra. Mokykla, būtent. Aš manau, kad daugelį Lietuvos kaimų yra išnykusios uždarytos mokyklos, bibliotekos, medicinos punktai ir ne kiekvienas kaimas turi kultūros centrą. Tai mes esame visą tai. Ir mums yra beproto svarbu ir smagu žinoti, kad kaimas tai yra mokykla, mokyklos pastatas kadaise merdėjęs, iš tikrųjų jisai atgimsta. Ir ten, kur klasėse vyko pamokos, koridoriuose lakstė vaikai, iš tikrųjų šitoje mokykloje atsiranda naujos erdvės, naujos idėjos, gimsta nauji pokyčiai. Tai yra kūrybinės dirbtuvės, vyksta bendrystė, bendravimas. Ir tai yra įrodymas, kad mažam kaime gali gimti didžiuliai pokyčiai.
Ir jeigu jūs kada nors norėsit sužinoti daugiau, jeigu jūs norėsit paklaidžioti mistiniais keliais ir išgirsti legendų, galbūt pamatyti rūke begalvį arklį, o gal kažkur pamatyti baltą pamėklę ieškančią savo sužadėtinio, pabendrauti su žmonėmis, kurie tiki tuo, ką daro, atvažiuokit pas mus. Nes legendos gimsta ne skaidrėse, ne knygose. Legendos gimsta žmonėse, žmonių bendrystėje ir jų darbuose. Atvažiuokit pas mus, nes kiekviena legenda prasideda nuo paprasto dalyko - veikti. Rytojus prasideda šiandien. Ačiū labai. Aš linkus visą laiką apibendrinti, bet viską pasakė, tai aš jau nieko neapibendrinsiu. Tiesiog pakviesiu dar vieną mūsų pranešėją, Editą Nurmi, net nežinau kaip kirčiuoti, tiesą pasakius, tai labai atsiprašau, jeigu ką, ir iniciatyvos senovinių augalų sodas Drevernoje, kurie prašau. Ir Jelizaveta Jefremova. Veikiu lokaliai. Aha. Na, kai gavau kvietimą kalbėti šią šeimą, veikiu lokaliai, pirmoji mintis buvo labai paprasta. Na, čia tai jau tikrai apie mus. Ir mes kitaip net nemokame. Visa mūsų veikla gimė iš svajonės kurti širdžiai artimoje vietoje, o neieškoti lengvesnio kelio kažkur tai. Tad esu Edita Nurmi, amatininkų gildijos prezidentė ir kartu su bendramindžiais vystau senovinių augalų sodo iniciatyvą Drevernoje. Pasirinkau kurti ne didmiestyje, ne virtualioje erdvėje, o Pamario krašte Drevernoje. Ir tas pasirinkimas lėmė viską - veiklos formą, tempą, partnerystę ir net atsakomybės mastą. Na, pradžia, kaip ir kiekvienas žingsnis didelio kažko tai link, buvo kuklus, tai turėjau tik tais viziją. Manau, kad jūs visos iniciatyvos, kurios pradėjo veikti, turėjo viziją. Mažą, mažytę, svajonę, bet viziją. O visa kita atsirado per laiką. Kartais grumiantis kruvinom alkūnėm už savo svajonės. Manau, kad jūs irgi šitą esat patyrę. Kartais abejojant, kartais galvojant, ar iš viso verta. Gal nereikia. Bet ta vizija po truputį virto realybę, o su ja atsirado ir galimybės. Ir labai konkreti atsakomybė. Kadangi jau daugiau kaip 20 metų rekonstruoju senovinius patiekalus, natūraliai kilo noras atkurti ir senasias augalų veislės. Mat, kai žmogui pasakoji apie patiekalą, kuriam yra 1000 arba 2000 metų, ir bandai jam papasakoti, kaip atrodo pipirlapė, kurią tu naudojai vietoj pipiro, jisai žiūri į tave didelėm akim ir kinki galvą. Tai taip. Ir tada aš pagalvoju, kad reikia įdiegti tą sodą, kad būtų galima atvesti žmogų prie tos pipirlapės, įduoti ranką, paragauti. Ir tada tas supratimas apie senovinių augalų panaudojimą rekonstruojamuose arba senoviniuose patiekaluose visiškai kitaip kinta. Ir apie tai, iš kur atsiranda tai, ką šiandien dedame ant stalo, irgi yra labai svarbu, nes tas mūsų ryšys su praeitimi yra labai glaudus. Iš pradžių atrodė, kad tai bus nedidelė nišinė iniciatyva, aš galvoju, aš ten tokį mažą soduką padarysiu, o viskas pasibaigė dideliu 350 kvadratų laivo formos sodo su pakeltom lysvėm ir aprašymais. Tačiau, kai turi realią vietą ir dar pačiame mažojo miestelio centre,
viskas tampa gerokai sudėtingiau. Nebegali pasislėpti tik už gražios koncepcijos, kad va aš čia tokį sodą turiu. Yra žemė, kurią reikia prižiūrėti, yra pastatai, kuriuos reikia išlaikyti, yra žmonės, kuriems ne visada patinka, ką tu darai. Kiekvienam kaime, manau, ir atsiranda ir tokių. Ir senovinių augalų sodas nėra tai tik keli krūmeliai ar keli takeliai, tai jau yra vienas iš Drevernos atspindžių. Tai vieta, kur pradėjo kalbėti apie mūsų krašto tapatybę ir tai nėra vienintelė Lamatos kryptis. O šalia sodo sukūriau ir edukacinės erdves. Iš pradžių nedidelės dirbtuvėlės, mažų edukacijų toksai namelis buvo, susitikimų vieta. Vėliau gimė amatų ir laisvalaikio centras. Tai buvo 140 metų senumo prie mokyklos esančios arklidės su įgriuvusiu stogu ir mes jį atrestauravom ir turėjome amatų centrą. Šiandien, tu aš balsinga esu. Šiandien jau galiu drąsiai sakyti, tai atrodo kultūrinis kompleksas ir kartais net pačiai sunku suvokti, kaip ta maža svajonė galėjo užaugti į tokį didelį dalyką, bet augimas niekada nevyksta vakuume. Tai kai turi fizinį vietą, tu tampi ir labai svarbi kraštovaizdžio dalimi ir tampi savo žemės dalimi. Ir tai iš tikrųjų yra labai gražu, bet kartu tai tikrai įsipareigoja. Ir tai reiškia, kad tavo sprendimai veikia visą bendruomenę, o ne tik tave. Ir jie veikia visą aplinką ir veikia tai, kaip atrodys ši vieta po 10 ar 20 metų. Ir šiuo metu mes taipogi aktyviai dalyvaujame Drevernos ir Svencelės detaliojo plano procese, nes ši vieta dabar planuoja tapti turistinė vieta. Ir čia labai aiškiai pamatai, ką reiškia veikti lokaliai iš tikrųjų. Ir tai reiškia sėdėti prie stalo, kur sprendžiami teritorijų klausimai ir reiškia girdėti skirtingas nuomonės. Ir kartais sutikti su to, bet kartais ir pasiginčiuot ir kartais pavargti, bet svarbiausia, kad vis tiek likt. Nes jei tu nedalyvausi, kažkas kitas nuspręs už tave. O po to jau bus per vėlu sakyti, klausykit, pas mane ten kažkokia tai mintis buvo. Reikėjo būti ten ir dabar, kai renkasi bendruomenės, kai renkasi savivaldybės atstovai, kai renkasi teritorijų planuotojai, tam, kad ta teritorinė erdvė patarptų kurortinių, pavyzdžiui, miesto. Šiandienai dienai tokia maža, aš išdaviau paslaptį. O dalyvavimas ne tik teritorinių planai, tai yra ir žmonės. Kartu su bendraminčiais dalyvaujame regiono nevyriausybinių organizacijų darbo grupėse. Kalbame su savivaldybė, su specialistais, su bendruomenė. Ir galiu pasakyti atvirai, tai nėra paprasta. Kartais procesai lėti, sprendimai stringa. Kartais jautiesi toks mažas, kaip tas grūdelis tarp tų didelių girnų. Ir tų didelių planų ir labai konkrečių apribojimų, nes tai riboja tave ir reikalavimais, ir struktūrą. Bet per laiką supranti vieną dalyką. Bendradarbiavimas ugdo ryžtą ir kuria pasitikėjimą. Patirtis rodo, kad savivaldybė nėra tik vieta, kur gauni leidimą renginiui. Jei dirbi nuosekliai, jei laikaisi savo žodžio, tu tampi matomas, tave pradeda vertinti. Kaip partnerį, pas tave veža įvairiausias delegacijas, kaip parodomai, pasižiūrėkit čia pas mumis. O iš tikro partnerystė reiškia atsakomybę iš abiejų pusių. Ir labai svarbu ir tai, kad ką tu pats atneši, kai tu ateini prie derybinio stalo. Ar tu ateini tik tais paprašyti, ar pasiūlyti, ar tik keli problemą, kai sakai, va ten blogai, va šiandien blogai ir va tą reikėtų padaryti,
ar kartu ieškai sprendimo. Ir tokie procesai labai greitai parodo, dėl ko iš tikro tu čia esi. Veikti lokaliai reiškia būti matomam kasdien, ypač tokiam mažam kaimutį. Tu esi kaip ant delno. Bendruomenė labai greitai pajunta, ar tu čia rimtai, ar laikinai. Jie mato, ar laikaisi savo žodžio. Jie mato, ar tau rūpi tik finansavimas, ar tau iš tikro rūpi ta vieta, kurią tu puoselėjai. Ir per tuos metus supratau, kad didžiausia mūsų investicija nėra kvadratiniai metrai, nėra tas pats amatų centrų pastatas ir ne projektai, ir ne kiti dalykai, o tai yra ryšiai. Ryšiai su bendruomenė, su kitom organizacijom, su kultūros ir švietimo įstaigomis, su regiono partneriais. Ir jei nori, kad iniciatyva gyvuotų, ne metus, ne 2, o gerą 20 metų kokį, ji turi būti įsišaknyjusi bendruomeniai. Ta bendruomenė turi prisidėti ir turi patapti dalimi to, ką tu darai ir patikėti tuo pačiu, ką tu darai. Antraip, jinai neturės šaknų, jinai neturės išgyvenimo. Ir tu turi būti reikalingas tai vietai ir ta vieta turi būti reikalinga tau. Buvo momentų, kai bendruomenė labai aiškiai parodė, kad mes jau esam priimti į savus. Kai reikėjo pagalbos, atsirado žmonės ir jie paprasčiausiai atėjo. Jie atėjo, nes jie matė, kad reikia jų pagalbos. Šiuo metu mes esam tokiam labai įdomiam, bet kartu ir labai sudėtingam projekte. Kaip aš minėjau, kad amatų centras randasi mokyklos Arklidėse, tai liko tas senoji mokykla, tokių raudonų plytų, bene vienintelė vakarų Lietuvoje esanti valstybei priklausanti uždaryta mokykla. Ir šiuo metu vyksta dėrybos dėl dar vieno pastato perėjimo iš Klaipėdos regioninės savivaldybės palei Panaudą. Tai čia būtent apie tą pačią mokyklą. Ir šiame pastate planuojame įkurti dar vieną atvirą erdvę, skirtą edukacijoms bei mažosios Lietuvos gastronomijos puoselėjimui. Tai būtų natūralus mūsų etnokultūrinio komplekso tęsinys. Bet kartu tai ir didžiulis iššūkis. Kaip reikės išlaikyti? Turbūt kiekvienas, kuris bendruomenėje turi pastatą, galvoja, o kaip jį reikės išlaikyti, ypač kai žiema prasideda tokia, kaip šiais metais buvo. Kaip užtikrinti, kad augimas nepakenktų kokybei, kaip neprarasti esmės, neprarasti to kelio, kuriuo tu eini. Ir kartais atrodo, kad stojame tarp labai didelio potencialo ir labai realių rizikų. Ir tai, manau, yra tikras lokalios iniciatyvos augimas. Regione neturi tokio saugumo, kokį tu turėtum didmiestyje. Tu turi daugiau atsakomybės, daugiau kūrybiškumo ir daugiau asmeninio įsipareigojimo. Veikti lokaliai reiškia, kad tu negali pasislėpti už struktūrų. Kaimas mažas, o tu pačiam centre. Ir tu esi svetimas jiems, tu esi atvažiavėlis. Ir viską, ką tu darai, jie labai puikiai mato. Tavo vardas matomas, tavo sprendimai matomi, bet kartu tai suteikia ir labai stiprią prasme. Mes kalbame apie senovinius augalus, apie tradicijas, apie paveldą, bet iš tikrųjų mes kalbame apie ateitį. Apie tai, kaip regionas gali tapti gyvybingas, kaip kultūra gali būti ne tik formalumas, o gyvas procesas, kaip vieta gali tapti traukos centru, ne dėl reklamos, o dėl tikrumo. Ir kartais manęs klausia, ar nebuvo paprasčiau kurti tai mieste, žmonių daugiau, ar užsienį, nes ten tavo vardas yra žinomas labiau, nes savam kaime pranašu nebūsi. Galbūt būtų paprasčiau logistinė prasme, bet nebūtų taip prasminga, nes mes norime nešti Lietuvos istoriją, Lietuvos paveldą ir su Lietuvos paveldu
pažindinti žmonės ir vaikus. Nes Drevernoje aš jaučiu, kad tai, ką darau, turi svorį. Čia žmonės sugrįžta, čia vaikai ateina į edukacijas ir po metų jie vėl ir vėl atvažiuoja. Ir čia bendruomenė reaguoja į tai. Jie mato tavo įdirbį, mato tavo įdėtą širdį. Ir tada tu supranti, kad tai, kas vyksta mažame miestelėje, nėra tik vietinis klausimas. Oi, pabėgo. Gyvename laikotarpiu, kai pasaulis labai greitas ir labai globalus. Bet būtent todėl lokalus veikimas tampa dar svarbesnis. Jis kuria atsparumą, kuria pasitikėjimą, kuria tapatybę. Ir mažas sodas Drevernoje gali atrodyti kaip lokali iniciatyva, bet kiekviena stipri vieta prasideda nuo mažo sprendimo. Likti. Likti ir kurti ir prisimti atsakomybę. Ir jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti, ką reiškia veikiu lokaliai, pasakyčiau taip, kad tai reiškia būti atsakingam už vietą, kurioje esi ir kuri tave augina. Ačiū labai, miela Edita. Aš vėl neturiu ką pridurti ir pasakyti tikriausiai. Man tik tai priminė jūsų pranešimas vieną gerą citatą Roosevelto, kad niekam nerūpi, kiek tu žinai, kol jie nepamato, kaip tau rūpi. Tai čia būtent irgi būtent apie tą vietoveiką ir apie mus visus ir atsakomybę, kad vienam prieš kitą. Ir mūsų trečia pranešėja šiandien yra Solveiga Stanevičiūtė, Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė, ir Indrė Gruodienė, Daugėliškio krašto bendruomenės tarybos pirmininkė. Tai prašau. Tai laba diena visiems. Mes esam dėkingi prezidentūrai, kad mus pakvietė. Ir vien dėl to, kad mes lekiam, bėgam ir patys niekad nesustojam pažiūrėti, ką mesgi iš tikrųjų esam nuveikę. Tai buvo proga susėsti, persiinventorizuoti, kągi mes tokio padarėm. Taigi mūsų bendruomeniai pasirodo jau 15 metų ir mes veikiame rytinėme Europos Sąjungos pasienyje ir šalia NATO sienos ir Baltarusijos sienos. Ir per visą tą 15 metų esam parašę ir įgyvendinę daugiau nei 30 projektų įvairiose srityse, socialiniuose, aplinkosaugos, švietimo, kraštotyros. Ir tuo skleidžiam žinomumą tiek Ignalinos rajone, tiek visoje Lietuvoje. O dirbtinio intelekto paprašėm. Susakiau, kaip įsivaizduoju, kas yra bendruomenė. Ir ji labai taikliai atitiko mintis, kad tai bendruomenė yra malūnas su savo sparnais. Tie sparnai tai yra veiklos ir kai veiklos pagauna vėją, o tas vėjas yra bendruomenės narių iniciatyvos, idėjos, tada sukasi ir visos tos veiklos kartu įsisukia, kūrė pridėtinę vertę ir sprendžia problemas vietos bendruomenėje. O kiekvienai šeimai ir bendruomenė yra svarbu turėti savo namus. Ir mes turim namus nuosavus, vieninteliai rajone, kur prikėlėm iš, matote, tokio namelio su užkaltom langinėm, o namas 1900 statybos, turi labai visokio savo istorijas menančias. Ir jis gražėjo ir tapo tokiu miestelio, naujojo Daugėliškio miestelio, pasigirsim pažibą, taip? Puošmena pažiba. Tada įdomu buvo rasti archyvuose nuotrauką, kaip atrodė daugiau nei prieš 100 metų ta pati erdvė. Ir
prieš 2 metus atstatę tvorą, mes net nežinojom, kad pataikėm lygiai tas pačias ribas, kurios buvo daugiau prieš 100 metų. Ir ten matosi mūsų bažnyčia Švento Joakimo ir Onos, kuri yra didžiausia medinė bažnyčia Vilniaus arkivyskupijoje. Ir dar kuo jinai garsi? Kad pastatyta tais pačiais metais kaip ir Eifelio bokštas. Taip pat prisiminsite. Tai va, ir taip pat puošmena namas tapo kaip ir galerija po atvirų dangum, pasikvietė menininkus, kurie ištapė langines ir čia atvažiuojantis ir pravažiuojantis visada gali sustoti, pavarstyti langines, nes jos yra ir iš vienos pusės tokios, iš kitos kitaip nuspalvintos, ir kai vyksta renginiai pas mus bendruomenės namuose, mums nereikia užuolaidų, mes užsidarom ir matom gražius vaizdus. Va, taigi ta socialinė kryptis kokia mūsų. Tai socialinės veiklos, kurios yra vystomos mūsų bendruomeniai, tai yra pirmiausia socialinės dirbtuvės, kurios yra įsikūrusios jau uždarytoje mokykloje. Ir mūsų bendruomenė buvo pirmoji kaimiška bendruomenė, kuri Lietuvoje ėmėsi vykdyti šį projektą, perimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione ir vidurio ir vakarų Lietuvos regione. Ir Indrė už šią iniciatyvą buvo apdovanota Lietuvos garbės apdovanojimu pernai metais. Tai taip pat šį projektą vykdome kartu su savivaldybe ir asmenų su negale teisių apsaugos agentūra. Ir dalyviai, kas tokie yra mūsų dirbtuvių? Dalyviai yra žmonės su intelekto ir ar psichosocialinė negale. Tai sekantis dalykas, kuriuo labai džiaugiamės, tai yra senolių lankymas, savanoriai kiekvieną darbo dieną vežioja karštą maistą 8 senoliams mūsų seniūnijoje. Norėtume, kad būtų daugiau, bet yra tiek, kiek yra šiemet, nes tai yra dar tik pirmieji metai. Dabar jau antrieji, man atrodo. Jau antrieji. Taip. Atsiprašau, labai jaudinuosi. Jūs mus palaikykit, kad mes nesijaudinuosi. Taip. Ir taip pat turime internetinę platformą, puslapį Senukų rojus. Tai joje yra paslaugos senoliams, kurias gali užsisakyti arba patys senoliai, arba jų artimieji. Manau, populiariausia tai yra kirpėjas į namus, kai mūsų bendruomenės nariai teikiantys šias paslaugas gali atvykti, pavyzdžiui, nukirpti, papuošti, šukuosiną padaryti, padažyti. Gali meistras ateiti remonto kažkokius smulkius darbus atlikti. Ir dar yra paslauga džiaugsmas į namus. Tai gali ateiti ir pasaką paskaityti, ir pabūti, ir pabendrauti, ir padainuoti. Taip. O Senukų rojus pavadintas todėl, kad sukurtume tą rojų dabar čia žemėje, jiems esant, o ne, ir kad jie neskubėtų dar į kitą rojų. Va. Tai čia jau dabar iliustracijos, kad socialinių dirbtuvių dalyviai yra pasivadinę A komanda. Va čia jau iš mūsų irgi dirbtuvių dalyviai dalyvauja Lietuvos garbės apdovanojimais pernai metais. Ai, prašoko. Va, o čia irgi. Taip pat mūsų dalyviai renka ir vaistažolės, taip pat vystome naują kryptį, tai yra maistas, maisto gamyba, ir toje pačioje mokykloje jau keliam koją ir į uždarytą virtuvę. Su visa įranga ir ją pasinaudosim. Taip. Va, na ir labai mums yra visada svarbu aplinka. Mes šnekam ten mylėti gamtą ir panašiai, mes ją paprasčiausiai turim suprasti ir mokėti šalia jos būti. Tai mūsų veiklose yra, kad mes puoselėjam laisvalaikio parką, tai yra vėlgi mes turim nuosavą žemės sklypą, kur buvo šabakštynas, buvo griuvėsiai buvusių pastatų ir mes išvalę
ugdome esamus medžius, planuojame sodinti kitus, padaryti funkcinę erdvę. Jau ir dabar toks, vėliau pamatysit, laivas gražus stovi nors sausumoj. Ir taip pat įkurti, kaip ir Drevernoj, tai irgi aukštaitišką rūtų darželį, kur visi senoviniai augalai augtų ir būtų tokia kaip edukacinė erdvė. Taip pat neužmirštam sparnuočių, nes pas mus pelėdų yra, irgi jom būstus keliam. Ir antras šansas dabar madingas toks terminas, tačiau mes irgi skatinam senovinį amatą, palavykų mezgimą ir jį pristatinėjom įvairiuose renginiuose. Ir taip pat į renginius atsinešam tvarkingus drabužius ir keičiamės, pardavinėjam ir tai irgi būna bendravimas. Na ir kalėdinė eglutė 2025. Pamatysite vėliau. Žinoma, labai daug ekologiniam švietimui skiriam dėmesio, pas mus ir Selemonas Paltanavičius yra apsilankęs. Tai mūsų parkas, buvę Šabakštynų, jau praeitais metais tokių mažų projektėlių dėka po 1000, po 2000 eurų ir visų, kaip sakant, bendruomenės narių prisidėjimu tampa gražesniu ir net traukia menininkus tapyti gėles ir mūsų rūtos žaliuoja net žiemą. Tai apie eglutę, kas mes, kur išnekėsim? Aš, jūs drąsiai. Kas esat girdėję apie Daugeliškyje papuoštą eglutę su Sosnovskio barščiais? Pakelkit rankytes. Matot, kiek daug. Tai tikrai negalvojom, kad šita mūsų iniciatyva taip gražiai nuskambės ir susidomėjo ir nacionalinė televizija, ir radijas. O kas paskatino, tai dvi problemos pagrinde, kad tikrai mūsų krašte, rytų Lietuvos, yra labai daug Sosnovskių barščių ir šnekama aptakiai apie jų naikinimą, apie kažkokias paraiškas, bet niekas konkrečiai nedaroma. Tai buvo tikslas atkreipti dėmesį būtent į šią problemą ir naikinti, kad skatint naikinti šitą augalą, kuris yra agresyvus ir visą bioįvairovę praktiškai užgožia. O antras tikslas buvo, kad mažinti vartotojiškumą ir nerungtiniauti su kitom eglėm, kiek brangiau kuri eglė, kuriam miestui kainavo, su blizgučiais, o tikrai šitos Sosnovskio barščius sėklytės preciziškai irgi nuiminėjo socialinių dirbtuvių dalyviai. Solveiga pati į brūzgynus brido skynė juos, pati su keltuvu netgi kabino ir toks reiškinys tikrai pritraukė dėmesio ir beje nelabai vietinio. Ir šūkį mūsų. Jo, tu apie šūkį pasakyk. Naikinkite invazinius barščius ir srėbkite lietuviškus barščius. Taip. Ir mes su ta mintim ir per renginius dabar tą tokią žinią ir nešam, virdami lietuviškus barščius ir skatindami naikinti. Na ir ta kultūrinė kryptis yra tikrai, kaip ir kiekvienoj bendruomeniai, kūrybinė sritis. Tai pagrindinės mūsų šventės yra Oninių šventė, tai yra Petrinės, tai yra švenčiam valstybinės kalendorinės šventės, Europos paveldo dienų minėjimus. Turim bendruomenės namuose įkūrę muziejų, kurį pavadinom Sustojęs laikas, taip pat gyvų istorijų parodų centrą ir vyksta įvairios parodos, foto ir dailės plenerai. Tai čia mūsų Oninių šventė, kuri neatsiejama yra nuo duonos kepimo. Ir Petrinės yra irgi neatsiejamos nuo šienapjūtės pabaigos. Tai praeitais metais mes
irgi Lietuvoje pamatė iniciatyvą, susikrėtėm ir šienpjovių varžytuvės organizavom ir beje pusė buvo moterų. Tai ir dabar laukia, taip kad kviečiam šiemet irgi organizuosim. Ir beje vienoje nuotraukoje, kur mato surištus vyrus, tai čia yra mūsų krašto tradicija, kad čia yra Petrai ir jie kuliaraišą yra surišami per petrines ir turi išsipirkti. O kuo suprantat kuo? Va. Taip pat vyksta fotoplenerai ir irgi fotomenininkai iš visos Lietuvos fiksuoja senolius žmonės, tai yra tikrai didžiulis turtas ir turim parodas, galim irgi pasidalinti. Va, tada ir plenerai dailės vyksta pačiuose bendruomenės namuose. Na ir kaip minėjau, muziejų sustojęs laikas, jį mėgsta ypač vaikai, mokyklinukai, nes mokytojas visada sako, na tik nieko nelieskit, o aš vaikams sakau, čia yra stebuklingas muziejus, čia būtent viską galima imti, liesti, uosti, daryti, nes tik per tuos patyrimus yra, kaip sakant, atmintis ir vertė išliekama čia ir žodžiu. Jo, ir beje mes turim vat, ir girnas, ir visą tą duonos kelią. Va, ir pernais metais gyvų istorijų parodų centras kieme vagonėlėje įkūrėm, kur svarbiausiai yra ne eksponatai, o juos kuriantys žmonės ir jie save išreikšti, gali jaustis reikalingais ir pasakoti. Va, ir dar didžiuojamės irgi tokių kultūrinių renginių, kad 1930 metais pas mus nusileido garsių Gordon Bennett oro balionų varžybų dalyviai, amerikiečiai, ir pasiekė tų metų pasaulio rekordą ir čia buvo didžiulis renginys. Na, apie sveikatinimą šnekant, tai irgi taiklus šaudimas irgi yra sveikata ir mes tokią kaip ir pramogą turim, neprašauk savo šanso, turim įkūrę paplūdimio tinklinio aikštelę, kurią pritaikom ne tik pačiam tinkliniam, bet ir per Mindauginės ir statom pilis iš smėlio ir ką mes dar ten darom? Ir diskoteka ant smėlio būdama. Šokiai ant smėlio. Na ir švietimo galia tai yra pagrinde noras perteikti tradicijas, amatus per edukacijas ir, kaip minėjau, duonos kelias mes visiškai nuo rūgių pjovimo mokymo iki pėdų ir gubų statymo, kūlimo, malimo ir kepimo krosnėje. Ir tiesiog į laukus atvažiuoja pas mus jaunimas, kurie su šuniukais atvažiuoja ir nežino, kaip čia ką daryti, bet paskui puikiai ima pjautuvą ir pjauna. Ir turim dar močiučių, kurios tai rodo, tai yra labai svarbu. Va, tokie vyksta pas mus gyvos edukacijos ir beje paskui iš mūsų dar rūgiais daliname su Vilniaus etninės kultūros centru, kurie gamina UNESCO paveldo produktą kokį? Sodus. Va. Tai, žodžiu, čia, kaip matot, irgi yra kūlimas, malimas girnomis, duonos kepimas ir turime stebuklingą krosnį, kuri viską ir kučiukus kepa, ir baronkas, ir duonas. Na ir žinoma, tai yra labai svarbu, kad vaikai prisiliečia prie tos duonos minkimo, glostimo ir atvažiuoja pas mus dideliam ekskursijom. Ir netgi vyksta ir mergvakariai pas mus atvyksta, galite parekomenduoti. Va, ir taip pat verbų rišimo edukacijos ir, žinoma, susitikimai ir žodžiu, ir ukrainiečius mes karo pabėgėlius priėmėm ir su bažnyčia bendradarbiaujam. Va. Na ir
Ekonomika. Ekonominę sritį, tai iš tikrųjų mes labai siekime plėtoti, vystyti ir tai nėra galbūt šiai dienai mūsų stipriausia pusė, tačiau mes labai stengiamės ir mes turim norų ir svajonių. Tai iš tikrųjų užimtumas mūsų seniūnijoje, tai kaip ir visame Ignalinos rajone, jisai nėra labai aukšto lygio, tačiau mes labai stengiamės ir norime įtraukti tiek bendruomenės narius, tiek kitus gyventojus, vietos gyventojus. Turizmo potencialas irgi didžiulis, kadangi pro mus eina Eurovel 11 dviračių maršrutas tarptautinis. Tai iš tikrųjų norėtume, kad jie ne tik pravažiuotų, bet ir sustotų ir paliktų savo pinigus pas mus. Tai sidabrinės ekonomikos vystymas, tai tos paslaugos senoliams, tai ne tik jų suteikimas, bet kad ir tuos žmonės įtraukti į veiklas, kad jie jaustųsi reikalingi, kad jie ateitų, kaip ir minėjo, dalintųsi savo patirtimi, tuo, ką žino, mokytų mus, jaunesnę kartą. Infrastruktūros gerinimas, tai taip pat siejasi šios dienos svajonę su dviračių maršrutu ir stotele. Jo, serviso norim įsteigti, taip. Ir trumpos maisto grandinės, kad ir tam pačiam mūsų bendruomenės kiemelį galėtume turgelį padaryti. Turgelį, kur galėtų tiek vietiniai, tiek atvažiuojantys įsigyti vietinės produkcijos. Nes pas mus yra ekologinių ūkių ir labai skanus pienas ir sviestas ir... Mano mamos. Taip. Ir dar palaukit, grįžykit. O dešinėje pusėje jūs matote mūsų socialinių dirbtuvių prekių ir paslaugų katalogą. Jo, paskui mes parodysim, kur galima. O kai apie bendradarbiavimą reikėjo irgi surašyti, tai aš nežinau, ar čia mes viską paminėjom, dar maisto banko pažiūrėjom, ne, bet tai yra pagrindinė, mes bendradarbiaujam su savivalda, su verslu, su nevyriausybinėm organizacijom. Ir tai yra jėga, kad mes esam matomi ir galim kažkokios pridėtinę vertę, o šitos trys nuotraukos, tai yra būtent šeimos virtuvė, su kuria yra labai dideli planai dėl įgalinti neįgaliuosius. Sniego gniūžtė, tai jie organizuoja žaidimus prevencinius krizėm numatomom ir Green Genius Saulės parko yra, kad jie irgi žada mus remti socialiniuose projektuose. Na ir jau viskas baigiam. Jau į pabaigą ir čia kairėje pusėje svajonės reikia pašnekėti. Mano namų darbus, kaip aš įsivaizduoju naujai Daugiliškį 30 metais, čia kaimo plėtros administravimo studijų programoje. Ir čia yra mūsų svajonės. Ir šios dešinėje pusėje surašytos svajonės telpa į vieną gatvę. Taip, jūs paskaitysit, skaityti mokate. Tai va, taip, va. O kodėl mums svarbi bendruomenė? Ir kodėl mes veikiam. Na, tai pirmiausiai ir realizuojamės kaip žmonės, kaip piliečiai ir visada klausiama, kas tai yra bendruomenė juridinė, kuo jinai skiriasi nuo plačios. Tai mes tiesiog esam drąsų žmonės ir nebijom imtis atsakomybės ir kūriam tą pridėtinę vertę plačiai bendruomeniai. O dabar galite paimti savo telefonus ir nuskaityti šios 2 QR kodus. Tai kairėje pusėje bus mūsų Daugiliškio krašto bendruomenės Facebook paskyra, o dešinėje mūsų socialinės dirbtuvės, kur taip pat rasite ir mūsų prekių ir paslaugų katalogą. Ir pabaigai pozityvumo, jeigu turite klausimų, prašom klausyti, čia mes per užgavėnes, tai vat, kad visiems geros nuotaikos. Ačiū, mielos Solveiga ir Indrė. Šiandien tokie, kaip sakyti, labai punktualūs ir labai visi su apibendrinimais, nuostabus pranešėjai, ar ne? Galim dar kartelį paploti. Aš tik vieną pastabą, nes labai gera išmokti kažko, tai ne tik tai
apie ką pranešimas, bet ir dar šalutinių tokių dalykų. Tai aš nežinau kaip jūs, bet būdama aukštaitė, pusė aukštaitės mano, vis tiek nežinojau, kas yra palavykai. Tai ar čia visa salė žino? Ne, tai žinokit, tai yra takeliai, aš taip suprantu, kilimėliai, man pasakė kolegė, kuri yra iš jūsų krašto. Tai va. Ačiū už naują žodį žodynę. Ir šiaip mūsų renginius tikriausiai reikėtų pervadinti, ypač pavasarinius, atostogų planavimo. Nes, tikrai, galim susiplanuoti savaitgalį jau ir į Dreverną, ir į Žemaitiją, ir į Aukštaitiją. Ir dabar mes vis tiek norim įvairovės, kviesim visai tikriausiai kitokį pranešimą. Ir čia noriu pasikviesti poną Ričardą Žilaitį, kadetų licėjaus direktorių, kuris mums papasakos truputį ne tik tai apie socialinius verslus ir kaip rūpintis visais žmonėmis, bet apie civilinę saugą ir kaip mes galim vieni kitus pasirūpinti. Labą dieną. Iš tikrųjų, puikūs pranešimai, daug ko galima išmokti, pritaikyti ir turbūt, kad Lietuvos galia yra unikalus projektas. Reiktų tą laikrodį jungti, kad jisai nepavėluočiau. Unikalus projektas tom, kad jį kuruoja mūsų šalies vadovas. Ir su savo komanda jisai atranda jūs, kurie sugeba mažose bendruomenėse padaryti kažkokią tai stebuklą. Iš nieko. Čia yra stipru. Dėl to mes esame lietuviai ir tiek per 35 metus mes esame nuveikę. Ir jeigu čia yra Lietuvos galios centras, tai jūs esate tos galios jėgainės, kurios sugeba generuoti visą projektą ir sudaryti tai, ką mes turime čia. Tai tegul tai būna ekstremalu ir gal mes paversime ne taip ten stipriai, būginančiai, bet noriu pakalbėti apie tai, su kokiu mes nerimu susidūrę ugdymo įstaigoje, kai mes sugebėjom tą nerimą nugalėti ir turiu paskutinėse 3 skaidrėse receptą, kaip ir ponia prieš tai pasakė, ekonominį galbūt net, kur galėsite panaudoti pas save ir iš to sutelkti dar bendruomenę savo saugiau, kad galėtumėte daryti dar didesnius dalykus. Nerimas. Nerimas pas mumis yra dėl Ukrainos, nerimas yra dėl Irako, nerimas yra dėl patvinusios Neries, nerimas yra dėl vaikų ugdymo įstaigose, kaip jie elgsis, kaip ten bus. Ar jie sugebės būti atsparus, ar jie galės sugebėti būti teigiamai nusiteikę, mokytojų atžvilgių, visur mus lydi nerimas. Ir tas nerimas mums pirmiausia buvo su grėsme, kuri 23 metais, nežinau, gal ir jūs palėtė, Kaune tai tikrai palėtė, kada atėjo žinutės į ugdymo įstaigas ir sako, jūsų ugdymo įstaiga yra užminuota. Arba ten ruošiasi kažkas tai sudaryti. Mes pagal visą mūsų algoritmą mes išėjome iš ugdymo įstaigos, apsižiūrėjome, susitvarkime, vėl grįžome, gal ir toliau tęsime procesą. Antrą kartą, kada žinutę gavome, pasikėlėme droną, apžiūrėjome pastatą iš visų pusių, iš viršaus ir vėl toliau tęsime. Bet Kauno miesto švietimo skyriaus vedėja kreipėsi, kad kitos mokyklos ugdymo nelabai žinojo, kaip reikia daryti. Tai šitą žinutę, kur yra 23 metais, manau, kad jūs leidžiate savo skaityti tą rusų kalbą ir suprantate, apie ką tai yra parašyta. Tai, kaip ir minėjau, pavyko mums suburti Lietuvos kariuomenės, policijos, priešgaisrinės, gelbėjimo tarnybos žmonės, kurie galėjo nuraminti mokytojus, nuraminti vadovus, kurie galėjo savo toliau tęsti procesą, kad jie galėtų be baimės vesti užsiėmimus ir kad vaikai mūsų būtų saugus. Ką mums pavyko su tokiu pavyzdžiu padaryti?
kartu su mūsų socialiniais partneriais 9 Lietuvos miestuose mes pristatėme savo idėją, kaip mums pavyko susidoroti su to nerimu. Ir daugiau negu 4000 moksleivių to dalyką išgirdo ir suprato. Ir buvo suorganizuotos 20 laidų radijo, kur taip pat dalinomės patirtimi savo, tiek mūsų socialinių partnerių ir interneto įvairiuose straipsniuose ir šaltiniuose mums pavyko tą žinutę pranešti. To nepakako, mes kreipėmės į mūsų draugus ukrainiečius, kurie atvažiavo į Kauną ir buvo 3 susitikimai, tai buvo su ugdymo įstaigų vadovais, mokytojais ir darželio auklėtojo. Tai turbūt vienas iš unikaliausių dalykų, kada atvažiavo ukrainiečių darželio viena vadovė ir sako, žinote, sako, mes su savo vaikais, 200 vaikų, į slėptuvę nusileidžiam per 4 minutės. Kaip sakau? Sako, paprastai, kas tik tai gali, tas ima vaiką, pasikviečia iš valgyklos, pasikviečia iš visur ir visi nueina į apačią, į slėptuvę. Sako, kaip tai vis tiek paaiškint? Sako, labai paprastai, yra 3 žodis, treniruotis, treniruotis ir dar kartą treniruotis. 25 metais mes organizavome pratybas. Pratybų metu inscenizavome taip, kad kas dažniausiai mokykloje būna, tai būna chaosas, kada būna, pavyzdžiui, dingsta vanduo. Mokykla jinai turi automatiškai baigti darbą ir vaikus išleisti į namus. Bet mums to nepakako, mes truputį pasunkinom užduotį ir atsirado krepšys, kuris detonavo, kitaip tariant, sprogo. Ir mūsų 12-okai 4 buvo muležuoti, tai buvo rankos nutrauktos, buvo kojos nutrauktos. Ir tada mes pakvietėme mūsų draugus taip pat iš pirmosios pagalbos medicininės, iš kariuomenės, iš gaisrinės, iš policijos atvažiavo ir parodėm visiems, kaip dirba mūsų būtent tarnybos. Džiaugiuosi tuo, kad mes esame saugus, nes mūsų tarnybos, tos, kurios atsakingos yra už saugumą, jos tinkamai daro tam, kad mūsų vaikai būtų saugus. Tai ką tai parodė, kad tą patirtį, kurią mes sukaupėme kartu iš savo aplinkos ir taip pat su mūsų ukrainiečiais draugais, mes nutarėme, kad mes galime pasidalinti ir su kitom mokyklom. Tai kitos mokyklos, jos noriai priėmė tą paskaitą, noriai priėmė iš tikrųjų tą mūsų patirtį ir mums pavyko padaryti pristatėme šitą idėją 5 savivaldybėse, buvome susitikę su ugdymo įstaigų vadovais ir tiek didesniuose, tiek mažesniuose miesteliuose mes sugebėjome padaryti tokias pratybas, kokias darėme mes. Džiaugiuosi, kad tame buvo įsijungę visa bendruomenė. Tai yra ne tik tai mokytojai ir vaikai, bet ir tėvai. Nes visas ko sėkmė yra bendruomenė, kada galima vieni su kitais kalbėti ir vieni su kitais rasti tą ryšį, kaip pasiekti tikslą. Bet įsivaizduokite, kad mokykla yra didelė, o tėvai yra užsiėmę. Tai mes asmeniškai 2 mėnesius dirbome ties klausimu to, kad tėvai tai rimtai pažiūrėtų ir kad jie galėtų ateiti ir pasiimti vaiką tada, kada reikia, o ne tada, kada gali. Kalbėdami su vadovais mes iš tikrųjų pastebime, kad vadovai prieš šioje situacijoje dažniausiai lieka vieni, nes niekada nereikia galvoti, kad viskas vyks taip, kaip parašyta dokumente arba popierėje. Nereikia pamiršti tokio dalyko, kad mokytojai taip pat yra žmonės, jie turi savo šeimas, jie turi savo ir vaikus, galbūt ir tos žmonės, kuriais reikia rūpintis. Dėl to yra labai svarbu iš anksto susitarti, kurie tikrai bus ir kurie tikrai padės reikalui esant įveikti visas negandas. Taigi tos 3 žingsniai yra bendruomeniai. Tai yra kaip ir buvo pačiam pirmam pranešime, o bet tačiau, taip,
Tai dabar mes turime kas, kaip ir kada mes tą dalyką darysime. Tai paėmiau aš kaimo bendruomenę, kurioje 300 yra gyventojų. Turiu tai sakyti, nes prieš 8 metus buvau mažos kaimo bendruomenės seniūnaitis. Ir žmonės, kurie gyvena atokiuose nuo miesto, net ir miestelių rajonuose, tikrai jiems reikia labai nemažai dėmesio, net kartais žmogus neturi už ką malkų pasiimti arba neturi kaip nusikasti sniegą. Tai labai svarbu, kad esate jūs, tie šviesuliai, kurie sugebate iš to mažo krašto padaryti kažkokią tai vieną jungtį, kur jinai gali sujungti visus kitus gyventojus. Tai mūsų siūlymas yra tai, kad tai yra, jeigu tai ir žiemą dingsta elektra, ar tai nebūtinai karas, nebūtinai kažkokia kitokia, bet mes turim labai daug nelaimių, kad ir sudegęs namas, kad ir patvinusi upė, mes turime būti susitelkę, kad galėtume padėti būtent tai bendruomeniai. Ir svarbu pradėti tada ne krizės metu, o galbūt net ir šiandien, grįždami namo, pabandyti tą receptą viską išbandyti. Kaip tai padaryti? Jūs jau yra bendruomenė, kur jinai kūrė projektus, kuriuos šiandien galėjote pristatyti ir dar pristatysite. Visada bendruomenė yra 5-7 žmonės, kurie yra branduolys. Visada. Galbūt ir mažiau, bet su 5-7 visada galima susitarti. Įvardinti reikia pažeidžiamus gyventojus. Visada turite žinoti savo aplinkoje, pas ką liko, kurie liko vieni, kurie neturi ką kreiptis, tai yra tas, kam reikės padėti. Susitarti, kas turi gal generatorių, susitarti, pas ką yra transportas, kuris galėtų paimti ir atsivežti kažkur gal į patį bendruomenės centrą, kur jūs turite sukūrę tas mėlynas namukas, kuris yra iš nieko padarytas. Taip. Gal ten mes galime suvežti žmonės, kuriems reikės pagalbos, kurie galės ten valgyti, kurie galės bent jau šildyti ar gauti karštą vandens. Ir sudaryti paprastą informavimo grandinę, kas už ką yra atsakingas toj 5 ir 7 žmonių grupėje. Ir 2 kartus daryti per metus tokias pat pratybas. Kodėl 2 kartus per metus? Mes balandžio mėnesį darėme pratybas, pakartojame rugsėjo mėnesį, 30% naujų žmonių ir viską jie pamiršę yra. Tai niekada ukrainiečiai iš tikrųjų ką mums sako, kad net ir jeigu sirena skamba mokomaisiais stiklais, sirena turite į tai reaguoti. Tai nėra tokio mokomojo. Sirena, mes einame į lauką ir darom tam tikrus sprendimus. Antram žingsniui, kas yra labai svarbu, tai yra žmonės, kontaktai, vaidmenys, vietos ir veiksmai. Ir prieš paskutinę skaidrę. Kada tą reikia daryti? Tada, kada sutarsit. Dabar. Nes mes jau vėluojame beveik 5 metai. Mes vėluojame su daugeliu dalykų. Tai dėl to esate jūs čia tam, kad galėtumėte imti pradėti ir dabar. Svarbu, 5-7 žmonės vieni su kitais komunikuoja. Daug negalvokite apie tai, kad dings elektra arba ten nebus interneto. Jūs darykite tai, kad dabar viskas yra. O jau kai dings internetas, jau bus antras žingsnis. Nepamirškite ir, kad yra dar gyvūnai. Taip, nes yra šunys, yra katės, yra kartais net ir brangesni už kiek yra žmonių neišvažiuoja iš namų Ukrainoje, nes ten yra jų gyvuliai, yra jų augintiniai. Tai apie tai mes turime taip pat galvoti ir apie tai mes turėtume rūpintis. Ir svarbu, kad atspari bendruomenė yra ta, kuri nelaukia chaoso, o veikia pagal iš anksto sutartą modelį. Tai aš jums prieš paskutinę skaidrę parodant noriu palinkėti galios, kad jūs ją akumuliuotumėt. Ir kada plosite paskutinį skaidriai, nes tokia tradicija čia, tai aš norėčiau, kad tie plojimai būtų skirti Austijai. Už tai, kad jinai su savo atkaklumu laiškuose, už tai, kad jinai tokia, kiek yra, kiek aš atsimenu metų, jinai
yra pats tas galios užtaisas. Tai paskutinė skaidrė ir plojimai tada. Ačiū labai. Va. Aš labai atsiprašau. Ačiū labai, Ričardai. Iš tikrųjų, čia mūsų austė, tai mūsų galia šitoje vietoje. Ir, Ričarda, aš tai šiandien jaučiuosi bedarbė, tiesą pasakius, nes neturiu ką čia veikti. Už mane viską pasako. Ir man tik tai belieka vėl pranešti kitą mūsų pranešėją. Tai yra Laineda Ašmontienė, kaimo bendruomenės Taurų žiburiai, ne? Ar žiburys pirmininkė? Taurų žiburys pirmininkė. Taip, prašau. Labadiena visiems. Šiek tiek nedrąsu po tiek daug nuostabių pranešimų. Sakyti savo pranešimą, tai aišku visų pirma noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Turbūt kaip ir visiems šiandien kalbėjusiems yra didžiulė garbė ir atsakomybė kalbėti apie savo bendruomenę. Bendruomenę, kurią mes patys kuriame savo rankomis. Aš atstovauju kaimo bendruomenę Taurų žiburys, bendruomenę, kuri šiais metais jau skaičiuoja 22 gyvavimo metus. Mūsų bendruomenė veikia Tauruose, kaime, netoli Tauragės miesto centro, Tauragės regione. Kalbėti tema veikiu lokaliai, kai gavau šitą kvietimą, taip pat kaip ir kolegos, susimaščiau. Taip, mes kasdien ir veikiame lokaliai. Mes sprendžiame problemas, kurios yra šalia, mes matome žmonių bėdas, rūpesčius, džiaugsmus čia ir dabar. Mes nekurime didelių planų, strategijų, o žiūrime kiekvieną žmogų šią minutę. Prieidami, pakalbindami, paklausdami, kaip jiems sekasi. Taigi, kas tie mūsų taurai? Taurai tai vieta, kur žmogus kiekvienas turi savo vardą. Galime džiaugtis, didžiuotis savo siekiu, kad mūsų tikslas yra būtent tai, kad kiekvienas Tauruose žinotų kaimynų vardą. Tai būdavo seniau, turbūt tikrai sutiksit su manim, kad kaimuose kiekvieną žinodavom kaimyno vardą, šiais laikais kiek primiršta, bet mes Tauruose stengiamės tai padaryti. Čia kiekvienas vaikas nėra tik statistika. Praeinantį vaiką mes kalbinam vardu, žinome, kur jis gyvena, žinome jo tėvus, kartais net senelius. Žinome, kokių rūpesčių jis turi ir mielai kviečiame pas save į bendruomenės namus, kur veikia dienos centras, kur yra kultūros namai, kur yra biblioteka ir kiekvieną dieną gali užeiti ir rasti ten pabendraujantį su jo žmogu. Tai Taurai taip pat yra vieta, kur senjoras nėra tik gyventojas, gyvenantis kaime už uždarų durų savo namuose. Mes tengiamės aplankyti žmogų. Žinome, už kurių durų pasibeldus atidarys senas, garbus žmogus, laukiantis dėmesio. Dėmesio iš kiekvieno iš mūsų. Trumpo pokalbio, kartais gal arbatos puodelio. Žinome, kada reikia užnešti jam laikraštį, kada knygą, kada jis yra sergantis. Tokių mūsų apsilankimų jie tikrai laukia. Mažos bendruomenės tokia ypatinga savybė, turbūt duotybė yra tai, kad mes esame visi artimi. Bendruomenėje kiekvienas jaučiame vienas kitą, žinome vienas kitą. Ir tas artumas, kaip ir matot vienoje skaidrėje, yra mūsų džiaugsmas, kartu ir rūpestis. Kadangi praeinant gatve kaimo, kiekvieną dieną mes sutinkame tuos pačius žmonės, tuos pačius veidus, žinome jų rūpesčius, džiaugsmus ir problemas. Todėl negalime likti toli nuo jų rūpesčių ir problemų. Jie ir jų problemos yra visą laiką šalia mūsų. Kartais bendruomeniai reikia tik tais pakalbėti su žmogum, kuris turi problemų, paguosti jį, bet kartais tai reikalauja ir didesnių pastangų, susitelkimo, pagalbos, rūpesčio iš visos bendruomenės. Bendruomenė yra atsakinga ne tik už Taurų bendruomenės Tauragės veiklą, kad ji būtų žinoma Tauragėje, mes taip pat norime būti ir Lietuvos dalimi, ir esame Lietuvos dalimi, todėl kuriame pilietišką bendruomenę. Tauruose šventės, tokios kaip sausio 13, vasario 16, kovo 11, tai nėra tik tais dienos pažymėtos laisvadieniu jūsų kalendoriuje.
Tai dienos, kai mes kviečiame bendruomenę susiburti, kartu giedoti Lietuvos himną, kartu kalbėti apie tai, kokia svarbi mums Lietuvos laisvė. Kviečiame ir vaikus, ir suaugusius. Ir nuotraukoje matote mūsų vasario 16 žygį, kuris buvo būtent šiais metais. Kai ryte pabudus pamačiau, kad lauke rodo -20 šalčio, iškart pagalvojau. Žygis. Kiek mūsų susirinks. Bet čia pat gaunu žinutę iš vienos bendruomenės narės, kuri augina 5 metų mergaitę. Ir ji rašo, dukra klausia, ar bus lietuvėlė žygis. Tai iškart sumotyvuoja. Supranti, kad bendruomeniai nesvarbu šaltis, nesvarbu oras už lango, o svarbiausia tai, kad mes esame pilietiški. Mes norime būti kartu, mes norime būti toj Lietuvoje ir Lietuvoje kartu giedoti himną, susikibę visi kartu už rankų. Mūsų pasididžiavimas, mūsų širdis yra mūsų vaikų dienos centras Žiburiukai, kuris jau skaičiuoja daugiau negu 10 metų. Čia vaikai auga jau kartomis. Turime sesių, brolių, kurių jau vyresnėji sesės ir broliai užaugę, išėję į savo gyvenimus, kuria savo šeimas, bet visi grįžta pas mus, kaip pas senelius ar mamas, apsilankyti, papasakoti, kaip jiems sekasi, pasidžiaugti, kaip jiems buvo gera su mumis, taip pat papasakoti mūsų mažiesiems, kaip jiems pasisekė, kad jie turi galimybę eiti į mūsų dienos centrą, kur kasdien jų laukia veiklos, sporto užsiėmimai, karšti pietus, auklėtojas, kurios visada pasiruošusios jiems padėti, ruošti namų darbus, mokytis, taikytis, nes to tikrai mums reikia, gebėti susitaikyti, kai susipykstam, pas mažus vaikus tai labai dažnai būna, gebėti priimti vieni kitus tokie, kokie mes esame. Galiu pasakyti, kad pas mus dienos centro auklėtoja viena yra būtent asmuo turintis ribotą dalyvumo lygį. Kai priėmėm auklėtoją į darbą, tikrai pasibijojom pradžioje, nes ribotas dalyvumas matosi ant žmogaus, kad tikrai reikalinga pagalba, bet ką jūs manot, vaikai net nepastebėjo, vadinasi, mes suaugę dažniau pastebim tai, ko vaikai net neakcentuoja. Tai pas mus vaikai, pasigirsiu, yra patys geriausi, patys mieliausi ir patys draugiškiausi. Jie geba vesti renginius, daryti darbelius ir mokyklose tikrai mokytojai pastebi, kad vaikai lanko vaikų dienos centrą, nes jie, kaip ir kalbėjom su kolegom jau prieš tai, jie yra kitokie. Jie yra bendruomenės aktyvo dalis. Mūsų dienos centro vaikai tobulėja ne tik bendruomenės patalpose, mes stengiamės plėsti akiratį, vaikus vežti visur, kur tik tai galime parodyti tai, ko jie negali pamatyti savo namuose. Mokyti to, ko jie neišmoksta kasdienybėje. Paskutinė mūsų išvyka buvo netaip seniai į knygų mugę. Spėkite ką, jie prieš knygų mugę visi sakė, mes neskaitom knygų auklėtojos, jūs mūsų neveškit. Ir nuvažiavusi knygų mugę, parvažiuojant klausėme, kaip jums knygų mugė. Visi pradėjo skaityti knygas, perka knygas, nes jiems tiek patiko ir laukia kitų metų, kada vėl mes organizuosime išvyką į knygų mugę. Tai kodėl taip darome? Tai darome dėl to, kad jie pamatytų, kad pasaulis yra ir kitoks. Kad jie turi pasirinkimą gyventi kitaip. Gali turėti gerus darbus, kurti nuostabę šeimas, o gal ir patys būti bendruomenės vadovais, bendruomenės dalimi. Bendruomenė visoms kartoms. Iš nuotraukos matote garbaus amžiaus mūsų bendruomenės narius. Siekdami pagerbti tuos žmonės, kurie augino taurus, kūrė taurus, mes didelį dėmesį skiriame seniorams. Sveikiname juos garbingųjų jubiliejų progą, kviečiame į seniorų popietės, sveikiname seniorų dienos progą ir visada tas dėmesys jiems labai patinka.
pagalvokime patys, būsim neužilgų tikrai to pačio amžiaus kaip tie mūsų garbūs senjorai, ar nenorėsis to dėmesio. Tikrai taip. Ir kai kasmet mes juos lankome, jie visą laiką, žinokite, laukia to mūsų vizito. Netrukus pakalbėsiu apie šventę, kuri pas mus yra pati nuostabiausia bendruomeniai. Tai tas vizitas yra iš anksto jų laukiamas, jie netrašo mums žinutės, kada jūs atvyksite. Rūpestis pasiekintis kiekvieno namus. Tai va, apie tai ir kalbame šitoje skaidrėje. Artėjant pačiom gražiausiam metų šventėm, kaimo bendruomenės aktyvas, tai dažniausiai būna tarybos nariai, lankome kaimo senjorus, neįgaliuosius ar sergančius asmenis. Kaskart pasibeldžiame vis daugiau durų. Šiemet tai buvo padaryta daugiau negu 100 durų praverta, aplankyta daugiau negu 100 širdžių. Su mažomis, mielomis, rankų darbo dovanėlėmis. Bet nedovanoje esmė. Esmė tame, kad mes juos aplankome. Ir kiekvienas iš jų mūsų laukia. Laukia, kviečia į kambarį ir sako, užeikit, pažiūrėkit, kokią mes eglutę šį sykį pasipuošėm, kokias lemputės, nes jie gaila taip yra, kad vaikai užsieniuose ir tas žmogus, kuris pamato jų lemputės, eglutė yra dažniausiai bendruomenės aktyvas. Užėję į vidų, nusipaveikslavę, siunčia nuotraukas vaikam, darom asmenukes, taip kaip ir mes šiandien, ką darėm, siunčiam, kad bendruomenė aplankė, nykštukai aplankė. Pasigirsiu, mes irgi gaunam dovanėlių. Jie mūsų jau laukia su dovanėlėmis. Žolelių, arbatom, medumi. Tai toks dovanų apsikeitimas, bet labai labai šiltas prisilietimas prie mūsų senjorų ir ligotų asmenų. Šventės, kurios sujungia. Turbūt kaip ir kiekvienoje bendruomeniai, švenčių yra daug. Bet iš esmės pradžiai pažiūrėjus galvotumėm, kad tai daugiau kultūrinė veikla, bet tai ne apie tai. Šventės mus būria susiburti kartu, būti draugystėje, bendrauti, kalbėti, kaip ir mūsų pati didžiausia metų šventė, tai yra tradicinė kaimo bendruomenė šventė, sveiks kaimynai, kurią kviečiu visus. Tai į ją sukviečiam be galo daug žmonių ir į ją sugrįžta tie vaikai pas tuos tėvus, kurie būna užsienyje. Visi laukia tradicinės kaimo šventės sveiks kaimynė, kuri būna kiekvieną metą 1 rugsėjo šeštadienį. Tai laikas, kai mes visi kartu šėlstame, džiaugiamės ir bendraujame prie muzikinio koncerto. Dar viena nuostabi šventė, kurią mes sukviečiame taip pat prieš didžiąsias metų šventės, tai yra Advento popietė. Jeigu tokios neturi, tai tikrai visiems rekomenduoju, bendruomenėm turėkite Advento popietę. Tai kažkas nuostabaus. Kai susirenkam visi bendram pamastymui, pakalbėjimui apie tai, koks mums brangus švenčių laukimas. Kaip svarbu sustoti akimirką ir pagalvoti, kokie mes esam reikalingi vienas kitam. Tai šventė suteikianti mums to džiaugsmo, vidinio džiaugsmo, laukimo džiaugsmo, kad taip netrukus bus šventos kalėdos. Solidarumas veiksme, tai ką tik kalbėtas, sakytas pranešimas mane sugrąžino į tai, kad mes visai neseniai gavome visi bendruomenės pirmininkai žinutės apie tai, kad reikia informuoti gyventojus apie galimą potvinį. Taip, mes veikiame lokaliai, taip kaip ir jūs mokinate. Bendruomenės pirmininkas sutelkia aktyvą, kuris turi operatyviai organizuoti žinutę visai bendruomenė apie tai, kad galimai prasidės potvinis. Tokių žinučių mes šiemet turėjome ne vieną. Didžiuliai šalčiai, kuriuos paskelbė irgi Lietuvos televizija, žinutė visiems, kad reikia pasirūpinti gyventojais, kurie negali savim pasirūpinti tiek, kad visą dieną, naktį galėtų kūrenti pečių. Taip, bendruomenė susivienijo. Mes visi kartu ieškojome būdų, kaip padėti tiem, kurie negalėtų savim pasirūpinti tokiame šaltyje. Nuotraukoje matosi viena nuotrauka, kur mes kepame pyragus, tai mes šiemet su bendruomenė susitelkėme ir kvietėme visus kepti pyragus tam, kad galėtumėm prisidėti prie vieno mažo berniuko svajonės vaikščioti. Pavyko, manome taip.
Ar mes nuleidžiame kada nors rankas? Tikrai ne. Mes visada norime veikti. Partnerystė ir bendruomenės stiprybė. Be partnerystės bendruomenė viena kaip be rankų. Mes negalėtume būti tokie, kokie esame šiai dienai. Mes bendradarbiaujame su Tauragės rajono savivaldybė, su kultūros centru, socialiniam įstaigom, nevyriausybinėm organizacijom ir iš visur tikrai sulaukėme daug pagalbos. Klausiaus pranešimo ir girdėjau, kaip ten jūs sukat galvą ir galvojat, kaip jums reikės išlaikyti žiemą patalpas. Mes galim didžiuotis. Tauragės savivaldybė skiria bendruomenėm finansavimą būtent renginių patalpų išlaikymui. Tai tikrai džiaugiamės tokia galimybė. O bendradarbystė su organizacijom yra kažkas neapsakoma. Mes tiek daug draugaujam, kad mūsų bendruomenės šviesos patalpose niekada negesta. Kada pravažiuosite, visą laiką matysit šviesas. Tai sportuojam, visuomenės sveikatos biuras veda sportą, tai mokomės apie maistą, kokį biškesnį. Mes visą laiką turim veiklų, būtent partnerysčių dėka. Ir kas mums pasiteisino? Tai visų pirma, aišku, kas pasiteisina, tai asmeninis ryšys. Prie kiekvieno reikia prieiti ir kiekvieną pakalbinti. Asmeninis santykis į žmogų yra turbūt pats svarbiausias mums visiems ir kiekvienam. Taip pat tradicijos, kurios suteikia mums stabilumo, įtrauktis stiprinanti bendruomenę. Taip nebus, kad mes eisime bendruomenę ir žmonės kels ranką, sakys, aš noriu į bendruomenę. Mes turime prieiti, pakalbinti ir pakviesti žmogų į bendruomenę. Ir nuoseklumas mums visiems leidžia augti. Taigi stipri bendruomenė, stipri valstybė. Ačiū visiems. Ačiū, Laimeda. Mes 7. kartą susitinkame, 1. kartą mes išeisim į kavos pertrauką laiku. Mes kaip tik Saustė šiandien kalbėjom, kad dar taip nebuvo. Tai aš pasinaudodama progą, kadangi dar turiu visas 3 minutės, tai pirmiausia, labai ačiū tokiems pavyzdingiams pranešėjams. Nežinau, ar čia tas laikrodis pagelbėjo, bet aš spėju, kad dauguma nematė jo, bet iš tikrųjų tai noriu apibendrinti šiek tiek, ar ne? Mes šiandien, galima sakyti, apsilankėm vos nieko ne visoje Lietuvoje, nes taip jau netyčia mums gavosi, kad mes iš labai įvairių regionų turėjom pranešėjus, labai įvairios bendruomenės, nuostabios bendruomenės. Aš kaip visą laiką mėgstu sakyti, Lietuva yra pilna nuostabių žmonių ir nuostabiai gerų žmonių. Bet visus juos jungia keletą esminių žodžių, ar ne? Visi mes įsivardinam pirmiausia, kaip sodininkai sako, vietos dvasią, ar ne? Ateini į tą vietą, atsikraustai gyventi ir taip toliau, tu pradedi jausti vietos dvasią, kad žinotum, kur pasodinti kokį medį. Tai tu tam įsivardini resursus, matai aktyvius žmonės, apjungi tą branduolį, matai rizikas, pasižiūri, kas yra pažeidžiama toje bendruomenėje ir tada pradedi veikti. Ir veikla visą laiką yra bendradarbiaujant, telkiant ir galvojant ne tik apie save ir savo problemas, bet ir apie šalies problemas, apie tolesnių bendruomenių ir jas apjungiant problemas, jaučiant atsakomybę tiek prieš save patį, tiek prieš kitus ir veikiant čia ir dabar, žiūrint žmogui akis ir matant to kaimo ar bendruomenės ateitį 10 metų į priekį. Jūs svajojat ir tai yra labai svarbu. Ir nesustokim, ar ne? Visas krizių įveikimo planas. Beveik. Taip, mes tai darom kasdien. O dabar labai kviečiu visus į išsvajotą pertrauką, kur jūs irgi pavaišins Šalčininkėlių bendruomenės kavinė, Idėja, irgi mūsų Lietuvos Galios bendruomenės narė. Tai būkit sveiki, pasivaišinkit ir aktyvius grįžkit į antrą dalį. Ačiū labai.